Vai bėgam, kas pirmas iki kamuolio šūdas. Nu, gerai, o iš ko lažinimas? Iš 5 kamuoliukų. Bet vienas mėlynas. Tada jeigu aš laimiu, tai man raudonas. Gerai. Gerai, pasiruošęs. 1, 2, 3. Palauk, šitaip. Negalima. Jeigu po 3, 4 ir tada judam. Gerai? Gerai. 3, 4, judam! Давай, dabar pauzė. Visi? Ручку. 3, 4, judam! Dagai, aš išvažiuoju, judam. Aš išvažiuoju, palauk. O kas įgirdo? Tu išvažiuoji? Na taip, tėvas gavo darbą Milwaukee. Iki tol nieko nežinojau, bet vakar pranešė. Mes šiandien turėjom fulę žais. Visą laiką gyvenai Vilniui, o dabar būtent išvažiuoji. Na, jau turiu klausimus. Ir dar palapinėse šiandien turėjau nakvoti. Visą dieną tėvo mašiną plovinu. Tavo tėtis tikrai nieko negali pakeisti? Ne. Žiūrėk, bet mes vis tiek liksim draugais. Taip. Tikrai, tik liksim vis tiek draugais. Aišku, be abejo. Ir mūsų kraujo brolių ryšys vis tiek liks, taip? Taip. O tu atvažiuosi bent kartą per savaitę? Na, tėvas sako, kokius 2 kartus per metus atvažiuosim, visgi 353 kilometrai. Kiek? 353? Tai čia vanduo. Kaip tu? Aš jau per dieną su dviračiu suvažinėčiau. Čia vis netoli. Na, tai tikrai netoli. Čia iš vis netoli. O tu įsivaizduok, jeigu aš važiuočiau link tavęs, tu važiuotum link manęs.
nesutiktume pas mano močiutę ten turbūt per vidurį kažkur. Tu prisimeni? Žinai. Nes... Pakalbam gal geriau apie kažką kitą. O apie ką? Bet tai palauk. Jeigu tu išvažiuoji, tai mums milijonus dalykų reikia aptarti. Apie lėktuvus, apie kosmosą, apie ateivius. Įsivaizduok, jeigu ateivius leidžia ant žemės ir jeigu jie rūko. Kaip jie spėlasi tavo? Papasakok. Žinai, aš dabar nenoriu apie tai kalbėti. Kodėl? Na, nežinau. Tiesiog dabar nelaikas. Bet anksčiau tai norėdavai. Bet dabar nesinori.